Sveiki, sveiki, mano mėly žiūrovai. Įrašinėjau šitą pradžią jau žvejybai įpusėjantį, bet trumpai turim nedaug laiko. Atvarėm prie ežeriuko paspiningauti ir su gyvo žuvelę pagauti, tai tėvai gaudo su gyvo žuvelę, aš varu paspiningauti. Bandom lydeką, ešerį, aš dabar su ultralaitu ešeriuką bandau pagauti. Ir vat įdėsiu keletą kadrų jau kas buvo įvykę. Su keletą kibimų, keletą žuvyčių. Testuoju savo naują ultralaitą. Ultralaitas meškerė už 15 eurų, jeigu neklystu, ar 16 gal kažkas tokio. Ritė irgi žiauriai pigi, ten gal 2-5 eurai. Tai toksai labiau kaip iššūkis surasti kuo pigesnį, nežinau, čia net ne ultralaitas pagal testą. Jis yra nuo 0,8 iki 5 gramų, bet iš tiesų čia yra kokie nuo 4 iki gal 6 gramų, nežinau, nuo 3 iki 6. Aš jau senai nupirkau, bet neturėjau laiko protestuoti. Jinai iš 4 dalių susideda, kelioninis. Kaip už savo kainą tikrai nėra labai blogai, bet šiaip tikrai nerekomenduočiau pirkti. Čia sakau labiau tiesiog bandžiau rasti kuo pigiausiai įmanoma spinningą. Oras šiandien apsiniaukęs, visą dieną apsiniaukę, bet nėra vėjo, ramus oras. Kas čia buvo? Ką tik paukštis praskrido ir kažką numetė į vandenį. Čia jis man pajaukint bandė? Ačiū. Žodžiu, dabar gaudau su kriuke, nes masalus kitus prieš tai pamečiau geresnis. Tai tokia va sukria. Tai dabar įdėsiu kadrus iš maždaug gal valandos ir pusantros valandos prieš tai. Ir tada vėl grįšim čia. Kliovą turėjau labai gerą. Tipo tokį. Greičiau užkabinau žolę kažkokią. Kas čia buvo? Tokį gerą kliovą turėjau ką tik. Nu įdomu, kas čia, ko čia, taip. O, turiu. Ar neturiu, kas čia? Ką? Turiu! Pagaliau atsidariau su šitą meškerytę. Atsidariau! Bum! Tai va, su dropshotu. Aš galvoju, kas čia visą laiką birbina. Čia ešeriukas. Va, ant tokio va masaliuko ir dar nufilmavau kibimą. Bum! Toks va mažius. Opa! Sa, lėk. Let's go! Pirmas žuvis su dropshotu gyvenime. Eik tu sau. Gerai, man patiko. Man labai patiko. Ir čia žiūriu, aukštai čia gal metras nuo dugno. O, vėl buvo. O, tik nukrito. Ir atsikabino. Ne. Eik tu sau. Tik užmečiau, užkibo, ir atsikabino. Čia tiek daug tų ešerių. Man kiekvienas metimas kibimai. Kažką kabinu, kažkokį valą užkabinęs. Aš tą valą jūsų buvau užkabinęs dabar.
Aš galvoju, kas ne taip, nukando uodegą. Eik tu savo. Nukando uodegą šitam, aš nebeturiu tokio pačio. Šiaip buvo padovanotas rinkinys, o ne mano pačio darytas. Aš nei tų kabliukų turiu, nei aš turiu gumų šitų. O, turiu. Turiu. Ešerys. Bum. Toks va. Tokio dydžio. Gaila, kad nefilmavau prieš tai tik tai. Ant sukrės. Uždėjau šitą sukrę greit prasukti, tiesiog nieko nesitikėdamas šios. Nes nurovau prieš tai, ką tik darėm sukrę. Vokiška. O čia dabar visiškai kitokia, žiauriai sena. Kuri normaliai nesisuka netgi. Žiūrėjau, opa, dar vienas. Grožis. Nes ką tik plyšo sukrė geresnė, tai uždėjau žiauriai seną sukrę, kuri normaliai nesisuka. Reikia labai greit prasukėti, kad jinai suktųsi. Ir kažkaip suku, atrodo kažkas tarsi kabinusi, galvojau, ai, dar užmėsiu vieną kartą. Užmečiau dar vieną kartą ir toksai, vat, ešerius. Aš nežinau, čia ar ant kameros matosi, bet maždaug ten vat visąlaik būrys mailiaus yra ir jis visąlaik juda, visąlaik šakinėja. Aš bandysiu biškį tyliau prieiti. Bandysiu atmėti tą būrį. Biškį taip skubėdamas persirašinėjau meškrytę. Tai neužsidėjau nei jokio pavadėlio, nei nieko. Tai be pavadėlio gaudavau. Bet buvo užkibusi žuvis, kaip matėte. Beje, labai liūdna, bet praeitas video į šitą ežerą kažkur įkelsiu, čionai parodysiu, gal neparodysiu, bet labai mažai surinko peržiūrų ir aš šiandien labiausiai stengiuosi iš visų video, tai jeigu galite, prašau pasižiūrėkit, tikrai vertas dėmesio, pagavom rekordinę ešerį, ta prasme, monstrą, tikrai monstrą. Tai, jei kas galite, norit pasižiūrėti įdomesnę žvejybą su didesniu laimikiu, tai nueikite tą video, tikrai nepasigalėsite. Ir labai gerai kibo ant dropshoto, tik tai vėlgi aš nieko nepasiruošęs, nei aš gumų turiu normalių, nei kabliukų dropshotui. Tai nesigaus su dropshotu gaudyti, tai bandau taip. Šiaip su dropshotu čia labai gerai būtų, tikrai labai gerai būtų. Labai daug įkritusių medžių šitoj pusėj ten, kur su dropshotu gaudžiu, ten gan švarus dugnas ir tai užsikabino ir nuplyšo viskas. Dabar labai sunku rasti laiko žvejybai, nes mokslai, egzaminai, darbas ir tiesiog nesigauna rasti to laiko žvejybai, nors labai norisi, bet vieną kitą žvejybą nuvarai ir nesigauna tą pilną žvejybą, nes nėra to labai daug laiko visai žvejybai, tai ten keliom valandom kažkur prie neries nueini. Ir nelabai tu ten ką pagausi per tiek laiko, reikia normaliai pasiruošti. Su dugninė kiek varėm, tai, nu nežinau, tas pavasaris kažkaip man
nedosnus buvo. Vat nuo paskutinio video, kokius 3-4 kartus buvau nulėkęs ir nieko rimto, visiškai kojos, ten vienas kitas šapaliukas. Nei vienas žiobrio šį pavasarį nepagavom. Labai liūdna, nes man neris pavasaris asocijuojasi su žiobriu. Su žiobriu ir karšiu. Vat ta savaitė, 2, kai jis užeina į nerį, visur jo pilna ir jis labai efektyviai kimba. Kaip matėt video šitam, kur vėl įmesiu kažkur čia. Tai toks nežuvingas pas mane pavasaris. Bet manau, kad gal biški laisvesnė vasara bus ir stengsiuosi filmuoti daugiau video vasarą. Nežinau kaip paeis, bet tikėkimės, kad dažniau video bus, o ne kartą į mėnesį. Kartą į 2 mėnesius, nežinau, kada paskutinį kartą kėliau video. Ir parašykite, kas jums labiau domina, kokios žūklės, ką siūlytumėt filmuoti, ar dugninę žūklę, ar spinningaut, ar dar kažką, gal iš valties. Man, tarkim, asmeniškai iš valties, neina, ne kaip nei spinningaut. Pagrindinė spinningaut neina. Paskui plūdina, dar ten eini prie nendrių, pasijaukini, gaudi kelyną. Žodžiu, įsijungsiu, jeigu ką pagausiu, nes kameros, sakau, labai mažai energijos yra, tai nenoriu, kad išsikrautų vėliau, kai tikrai reikės filmuoti. Tai grįšiu tada, kada reikės. Ta prasme, aš tik išjungiau kamerą ir tą pačią sekundę, kai paspaudžiu mygtuką, eik tu savo, ta prasme, kas čia per... Tik išjungiau. Va, koks ešriukas. Už 3 kablių vienu metu. Eik tu savo. Koks alkanas tu. Gerai, kažkaip buvai išoperuotas, atsargiai nepažeistas, davai, keliauk. Auk didesnis. Tik išjungiau kamerą, realiai, po 2 sekundžių užkimą. Ta prasme, man taip dabar liūdna yra, nes aš visus savo gerus masalus ar tai pamiršau, ar tai nuroviau ir man liko cukrė, kuri nesisuka normaliai. Aš net nežinau. Tai vis laik būna. Kai kimba, vis laik kamera neveikia, masalų neturi, plyšta kažkas. Tai čia realiai mano pirmas toksai, kaip ir pirmas patirtis su lengvesnė meškeryte ir pirmas žuvis. O tai va, tarkim, aš ešerius nebuvau gaudęs kažkada su cukrėm ar ten su dropšotu. Tai jeigu turite kas patarimų, rašykite, tikrai paklausysiu. Užsidėsiu vobleriuką, gal geriau bus, nes jinai tikrai nesisuka. Ir šiaip kažkas negerai su ja. Aš jokių žirklučių nieko nepasiėmiau, gal turėsiu čia. Turiu. Kaip gerai, kad žirklutės turiu. Ir viskas vienoj striukiai telpa. Žiauriai patogi striukė. Vėliau gal atskirai dar padarysiu apžvalgą apie ją. Bet čia yra, atrodo, Savage Gear SG6. Nežinau, kaip pavadinti. Striukė. Tiesiog striukytė. Jinai neperšlampa, neperpačiama. Ir spėkit, iš kur pirkau. Iš žvejybosreikmenys.lt. Būtinai užsukit, pasižiūrėkit jos. Tikrai aš ten buvo kažkoks išpardavimas, tai aš šiandien pirkau 5% pigiau negu kainuoja. Tai tikrai žiūrėkit, būna išpardavimų sandėlio. Radau kažkokią augalą augantį čia. Kažkokią gėlytę. Labai gražiai atrodo, nežinau kas tokias. Vėliau peridutą. Oi, taip šlapia, aš su paprastais sportbačiais. Pasižiūrėsiu, kas čia per augalas ir parodysiu būtinai, nes atrodo kaip prie kur vazonuose augtų namuose pas kažką. Oras labai pas mus dabar keistas, rytoj jau vasara, o lauke dabar 14 ar 13 laipsnių. Tai toks, norėtųsi gal biškį daugiau tos temperatūros, bet kažkaip užsidėjau
Užsidėjau visgi radau suktuką pas save su sektuku ir užsidėjau dar vieną šapalinį vobleriuką. Nežinau, vis labiau nerintis. Gal patiks ešeriui. Ilgai ir laukti nereikia, jau ant šakos. Nežinau, paės man kažkaip... Na, nepaės. Vobleris dabar ore bus. Opa. Triukas. Gerai, arba aš dabar bandau iš lėto tai padaryti, arba bandau labai greitai. Kažkaip išsibuot tą woblerį ir tiesiog pakelt. Aha. Minus wobleriukas šapalinis. Tikrai neištrauksiu iš čia. Su šitų balų, kuris kilogramų net laiko atrodo. Labai planas balas. Eik, tu savo atkabinau. Wow. Ja, dar kaip pasikartosiu, rašykit, ko jūs labiau norite pamatyti. Ar dugninės, ar spiningo, ar plūdinės, ar... Nežinau, gal... Ešerių žvejybos kokios, gal pasimokysiu. Lydekas gaudyti, karšių, karosų. Kažkokia. Turiu gerą, turiu. Atsikabinu. Ne, eik tu savo. Žiauriai gero kažkas buvo. Ne, perimsiu iš naujo. Kažkas tikrai gero buvo. Bijau aš kirsti su šitą meškerę, nes ir valas nėra pats tvirčiausias, ir meškerytė irgi nėra tvirčiausia. Ką už 15 eurų gausi? Tai ką, nežinau. Man atrodo, kad pagavau 3 ešeriukas, jeigu neklystu. Vienas pabėgo. Tai, kad pabėgo, ten užkibo, pasipurtė ir atsikabino. Ir tada ten vat kažkas prie kranto buvo. Tai ką šiandien pamečiau, vieną sukrenas užkabinau už kažkieno valo. Drop shotą su G-Grigų sistemėlę pamečiau. Ir kaip ir viskas. Čia, jeigu kam įdomu, yra modelis pats meškerytės. Ir čia yra, jeigu neklystu, gal Cast Kingo. Jo, čia Cast Kingo rite. Aš jį pirkau iš Vintedo, iš žmogaus. Tai susidėrėjau, man atrodo, iki 2-4 eurų. Mariau, gal 10 screenshotą, jeigu rasi, jeigu ne. Nu, kažkas tokio. 2-4, bet čia kalbant buvo su valu jau. Nežinau, koks čia valas. Čia kažkoks Spider 4 gijų plonas valiukas. Nežinau, koks dar. Gal 0.11, 0.1, kažkas tokio, žodžiu. Tai bendra kaina šito seto gavosi, nežinau, apie 40 eurų gal. Nežinau, sakykime 40, tikrai už 40, manau, galima surinkti tokį. Tai vat, tai kaip už 40, aš manau, tikrai neblogai. Bet šiaip, įrankis blogas. Bet kaip už 40 eurų tikrai, ta prasme, labai gerai. Ir jis yra iš 4 dalių, tai imite į kuprinę ir važiuojat. Užbaigsiu video. Net nežinau, ką pasakyti. Nėra, kad čia kažkas labai pagauta buvo per šitą video. Bet supratau, kad man visai patinka lengvesnė įranga ir mažesni masteliukai. Tai bandysiu gal fokusuotis į tai labiau, spinningo. Laukite video. Tikrai planuoju padažninti video kelimą. Daugiau filmuoti, daugiau stengtis. Manau, įdomesnių žuklių sulauksite šią vasarą. Ta pati ungurių žuklė. Manau, kad bandysiu ir metodų daugiau gaudyti. Labai norėčiau karosą pagauti upiai. Tai gal ir tą pabandysiu. Nežinau, daug bandysiu naujovių. Šią vasarą, manau, turiu būti tokia, kad įsimintų. Tai vat, ačiū labai, kai žiūrėjote ir iki kitų video. Čiau!